Antalieptės seniūnijos istorinę kultūrinę valčių kompoziciją. Dvi valtis simbolizuoja dvi bendruomenės – Antalieptės ir Purvynės Naršėnų. Valtimi tempiamas gelbėjimo plaustas, tai visa Antalieptės seniūnija. Antalieptės seniūnija, nors yra mažiausia rajone, turi savo simboliką, herbą, himną, vėliavą bei labai turtingą istorinę praeitį. Beveik prieš 300 metų Livonijos kaštelionas Jonas Mykolas Trucinskis atsikvietė į Antalieptę basuosius karmelitų vienuolius ir aprūpino jos žemės valdomis. Jų pastatytas vienuolynas ir vėlyvojo baroko Švento kryžiaus atradimo bažnyčia išlikę iki mūsų dienų. Tai kultūros paveldas. Nepraėjus 100 metų, numalšinus 1863 metų sukilimą prieš carinę Rusiją, bažnyčia pagal architekto Tišecko projektą buvo perdirbta į stačiatikių cerkvę. Pasakojama, kad paskutinis karmelitų vienuolis, sakydamas atsisveikinimo pamokslą ant Šventosios upės kranto, liūdnai ištarė: greičiau šventoji pradės tekėti į priešingą pusę, negu bažnyčios vertybės grįžti į Antalieptę. Tiesa, vertybės iki šiol negrįžo, bet vienoje iš valčių matote sėdinčius du jaunuolius vienuolių drabužiais. Tačiau tai ne karmelitų vienuoliai, o katalikų vienuolyno Tiberiados bendruomenės simbolizuojantys vienuoliai, kurie prieš keletą dešimtmečių tuometinio Antalieptės klebono Algirdo Daukšnio kvietimu atvyko į Antalieptę. Nors vienuoliai neįsikūrė Antalieptėje, o pasirinko ramesnę vietą Baltuškėse, bet draugiški krikščioniški ryšiai išliko. Antrojoje valtyje plaukia dvi sėlių vaidilutės ir kloja kryžius. Jie simbolizuoja vienintelę rytų Lietuvoje išlikusią nesugriautą pagonių šventyklą. Antalieptėje į šventąją įteka upelė Šavaša, kurios slėnyje yra Liužų akmuo su dubeniu. Tai iki 17 amžiaus slapta veikusios pagonių šventyklos liekana. Įdomu tai, kad šiais laikais naujieji Lietuvos pagonys čia atlieka apeigas ir meldžiasi savo dievams, o prieš keletą metų įkurtas Šavašos pažintinis takas yra vienintelis geologinis takas Lietuvoje. Ši valčių kompozicija simbolizuoja toleranciją visoms Zarasų krašto religinėms bendruomenėms ir pakantumą kitokių įsitikinimų žmonėms. O Antalieptės seniūnijos plausto buksiravimas – bendradarbiavimą tarp bendruomenių ir valdžios. Sportinės baidarės irklu, manau, tikrai bus naudingas prizas. Zarasų flotilė. O kur Antalieptės plaukiančiųjų objektų junginys? Tuoj pamatysime. Jie jau ilsisi. Vis dėltagi laimėjo kiti. Žiūrim, ką Anis pasakys. Ačiū komisijai, kad pastebėjo mūsų valtį. Dabar paprašysime vis tik šitą laimėtoją pasidalinti. Ar jie tikėjosi šitokio prizo? Žinau, nepasirašiau kalbos. Šiaip mes, kol dirbame, 2 savaitės panašiai, tikrai nesitikėjom. Bet vakar vakare jau tokia mintis buvo. O šiandien, kai atvažiavom čia, pamatėm kitų, galvojam, dėl to mes Lietuvoje, tai gal laimėsim. Ačiū labai komisijai, kad pastebėjo mūsų valtį. Ačiū žiūrovam, ačiū tie, kurie irklavo visiems. Tokiu koncertu. Ant šito pontoninio tilto, kuris ką tik tai atplaukė, tuoj mes matysim
šokio ritmu besisukančias grupes. Prie Antalieptės ir Antazavės pavėsinės, pavargę ir išalkę. Čia matome šventės dalyvius ir talkininkus. Raimondas Salaunė ir Klavaus Kryvai, Albinas Duslys talkininkavo prie bendruomenės namo, Vaidilutė ir vienuolis, kita Vaidilutė ir kitas vienuolis, o tai Gvidas Kanapeckas. Kairėje talkininkas Liudas Genys ir eilė kitų šaunių žmonių. Neduos manėm ir pavalgyti. Per tos pirmis niks nevalgė. Kas ten? Archimanas valgyti. O čia darot grybų sriuba, ar dar geresnis patiekalas. Sulaukiam garbingų vizitatorių. Šventė Zarasuose dar tęsiasi iki išnaktų. Ir mes čia buvom antalieptiškiai talkininkai. Alų midų gėrėm, per barzdą varvėjo, burnoj nieko neturėjom. Tik parvažiavęs, kai kas gal išmetė burnelę. Diktorius Jonas Gediminas, pagaminta Antalieptės kaimo bendruomenės kompiuteryje, nupirktame iš Žemės ūkio paramos bendruomenės programos lėšų.